Nevėžio futbolo komanda, reprezentuojanti Kėdainius Lietuvos futbolo federacijos pirmojoje lygoje, augina savo pamainą net 4 vaikų komandas, su kuriomis dirba treneriai Romas Škudas ir Rytis Šležys bei vyrų komandos kapitonas Nerijus Kestenis. Noriu pakviesti visus į Nevėžio futbolo klubo vaikų treniruotės, kur laukiami vaikai nuo 6 metų ir vyresnio amžiaus visų grupių. Pas mus Nevėžyje, dabar yra vyriausia grupė, tai 98-90 metų gimimo ir visi jaunesni, tai yra tikrai laukiami. Mes Nevėžio klubas stengiamės sudaryti kuo geresnės sąlygas, kad vaikai galėtų ir tobulėti, ir aprūpinti finansiškai juos stengiamės, iš rėmėjų finansavimo perkama aprangas, dalyvaujame įvairiuose turnyruose, čempionatuose, taip kad visus tikrai kviečiu pasportuoti. Vaikai su kamuoliu nesiskyrė visą vasarą, stovyklavo, treniravosi, vyko į varžybas. Tikrai mes jau ir treniruojamės, ir čempionate dalyvavom Kauno apskrities, ir daug turnyrų buvom, neskaitant Lietuvos. Latvijoje buvom jau bent 3-4 kartus, taip pat ir Lenkiją šiemet aplankėm. Taip, kad veiksmo tikrai netrūksta mums. Visi gali ateiti norintys? Taip, jeigu tik yra noras, tikrai priimam visus, o po to jau būna, kad ir išeina vaikai, ir naujokai ateina, ir šiandieną kaip tik turiu 3 naujokus atėjo. Taip, kad viskas dabar priklauso nuo vaikų noro. Šiaip lankau nuo mažens, nuo darželio laikų, nuo 5 metų. Nežinau, šiaip per draugą atėjau. Ir kodėl būtent šitam klube? Nežinau, tiesiog populiariausias gal Kėdainių klubas. Labiausiai patinka visokie komandiniai žaidimai, ta prasme, o šiaip labiausiai nemėgstu, bėgiot daugiausia, kada būna daugiausia krūvio. Kaip sekasi varžybose, kaip komanda jūs? Komanda šiaip neseniai susiformavus, dabar naujam sezonui ruošiamės. Nežinau, kaip bus, žiūrėsim. Kodėl atvedėt sūnų į futbolą treniruotės? Ateina toks laikas, kaip reikia kažkur, kad vaikai to sportuotų, aš manau, tai yra teigiamas dalykas. Ir paprasčiausiai gal pajutau, kad jisai pats tokį norą reiškia. Pradžiai bandėm kažkur kitur, bet pamačiau, kad jisai norą reiškia, turi potencialą. Galvoju, kodėlgi ne, tegul eina ir sportuoja. Aš manau, kiekvienam savo, bet konkrečiai, jeigu apie sūnų kalbė, tikrai nenusivylė ir pradžiai viską, aišku, buvo, sunkoka buvo, bet nieko, įprato, įsivažiavo. Ir šiandieną tikrai patenkintas ir sportuoja ir labai nori. Ir svarbiausia, kad yra potencialas. O į varžybas važinėt labiau patinka ar į treniruotės eiti? Be jokios abejonės ir varžybas, ir laimėjimus gauti, ir medalius, bet ir nori, eina ir sportuoja, ir treniruoja. Gal dėl to, kad čia vis tiek ir trenerių didelis indėlis yra, ir Nevėžio klubo savininkų, ir eina labai noriai, viskas tvarkoja, ir džiaugiamės, ir tėveliai, ir kad svarbiausia, kad sūnui patiktų, ir kad būtų kažkokie tai rezultatai, be jokios abejonės. Futbolininkų tėveliai moka simbolinį 15 litų per mėnesį mokestį, kadangi klubas turi rėmėjų, kurie pasirūpina ir mažaisiais žaidėjais. Profesionalai reikalingi ne tik tam, kad, sakykime, būtų ką pasižiūrėti sirgaliam, bet jie yra reikalingi tam, kad ir vaikai susidomėtų sportu. Tai vaikai be profesionalų ir profesionalai be vaikų, tai kažkas tai yra nepilnavertiško, kažko tai trūktų. Tai aš įsivaizduoju, kad tai yra tikslas, kad Nevėžio futbolo klubas profesionalų šiai dienai yra, tai pagrindinis tikslas, kad vaikai sportuotų, kad vaikai lankytų įvairias sekcijas, nebūtinai futbolo, krepšinio, lengvosios atletikos, bet kada vaikas mato pavyzdį, kad suaugęs žaidžia, komanda miesto gera, užima aukštas vietas, jam tikrai atsiranda noras žaisti ir kaip neparemsi tų vaikučių, kurie tikrai nori. Ir man kaip tik džiugu yra, kad Nevėžio klubas vadovybė labai didelį dėmesį skiria kaip tik vaikų sportui.